Taigi sveiki, šiandien naujas tutorialas, tikrai neeilinis, 5, kadangi kaip darau tikrai labai anksti, beveik 10 valandą, nes esu tikrai pavargęs po dienos darbų pas močiutę kaime, taigi įkelsiu maždaug apie 12, taigi šis tutorialas yra tikrai išskirtinis ne tik tuo, kad tai ir jubiliejinis 5, bet kad šį kartą mes panaudosim ne vieną programą, ne tik tai yra Cinema 4D, bet ir Photoshopą. Taigi šiandien jūs pamokinsiu, kaip iš nuotraukos išgauti tikrą trimatį vaizdą. Gal taip geriausia būtų pasakyti, taigi aš pasirinkau šią nuotrauką, nesvarbu, kad jinai čia pripaišyta visai ir panašiai. Taigi atsidarom visų pirma Photoshopą. Naudoju štai šį CS4 Portable Photoshopą, man jisai geriausias. Nemėgstu tų CS6, 5, nes kažkaip per daug populiaru galbūt. Taigi atsidarom savo nuotrauką. Visų pirma pasižymim štai šį pieštuką, žiūrim, kur ir spaudžiam ant bet kurio krašto ir ant kito taško, žiūrim, kad nebūtų per daug, ir laikom. Ir va taip suvedžiojam viską. Kadangi, kad nesigautų va toksai dalykas, vos paspaudus. Taigi spaudžiam Alt laikom ir paspaudžiam ant vidurinio šito. Štai. Va, viskas galim daryti toliau. Kadangi nenoriu užlaikyti jūsų, tai darysiu viską greitai. Štai taip. Tai. Taip. Va, jau pusę darbo beveik padariau. Liko tikrai nebe tiek daug. Taip. Viskas beveik baigta. Na, tiksliau baigta Photoshop dalis. Cinema 4D bus gal dalis net lengvesnė už šią, nes ši dalis reikalauja kruopštumo. Štai taip. Jau beveik baigiau. Prašau. Nuo taško. Ir baigdami spaudžiam ant pradinio ir laikom. Va. Kadangi viskas atrodys tikrai labai gal pačiai, tai aš išpjausiu liaudiškai tariant akis. Nors tai ir negražu ir nehumaniška. Tiksliau. Bet nieko baisaus. Štai taip. Viena akis yra. Dabar reikia kitą išpjauti. Gal jos ir nebus labai lygios, bet taip viskas.
būčiau šį tutorialą padaręs vakar, bet nesenai tik sutvarkiau savo Photoshopą. Šitaip dar galim tai padaryti nosį. Taip. Galim visus šitus padaryti vidaus ruožus. Tiksliau atsiprašau. Štai taip. Ir spausdinti tašką. Bus gerai. Dar galim padaryti čia. Štai taip. Ir paskutinis jau tikrai čia bus. Štai čia. Ir štai čia. Viskas. Pasidarę darbą. Spaudžiam. Nors tikrai aš jau gal priklausomas, nežinau to. Nors ne, apseisim. Spaudžiam File, Export, Patch to Illustration. Nieko čia nekeičiam, išsaugom savo norimą direktoriją. Viskas galim išjungti. Atsidarom tai yra ne Photoshopą. Tai blogai padariau. Atsidarom Cinema 4D. Photoshopą išjungiam. Atsidarom Cinema 4D, galim atidaryti bet kokį failą, galim mūsų objektas galės būti ir bet kokio failo. Taigi, spaudžiam čia, atsidarysiu štai šį praeito tutorialo, ar užpraeito, tiksliai nepamenu, užpraeito tiksliai. Taigi, spaudžiam File, čia, Merge Object, atsidarom savo failą. Štai taip. Štai taip. Pasižiūrim, kaip jis atrodo, bet kai mes jį saugosim, jis tiesiog mum jo tiesiog nerodo. Taigi spaudžiam štai šį mygtuką palaikom, Extrude Marks. Ir užmesam štai šį failą ant jo. Viso turim. Pasižiūrim, kaip atrodo dabar. O atrodo tikrai žymiai geriau. Galim truputį pamažinti. Net sakyčiau, galbūt truputį per didelis jisai. Net galim padaryti 20. Galim padidinti, jeigu dar kažką darysim, bet šį kartą manau ne. Štai šių irgi nereikia. Trumpam sustabdau, pratęsiu tikrai neužilgo. Sveiki, kol nuėjau pasikalbėjau su tėčiu, tiksliau pašaukiau jį, kaip matot, nes viskas praėjo labai greitai, kelias sekundes. Taigi,
pamažinam šį objektą maždaug 50. Čia taip pat padarom 50. Filtram. Džiuntas. Žymiai geriau. Truputį galim jeigu 50. Čia irgi 50. Štai taip. Padedam jį ant žemės. Va, pasižiūrim, atrodo tikrai ganėtinai gerai. Bet reikėtų, manau, truputį pastorinti. Taigi, va. Turim. Žiūrim, kaip atrodo. Atrodo, o, tikrai pakankamai sklandžiai. Wow, net pat truputį. Jei būtumėm tuos dantis padarę, būtų truputį gražiau buvę. Tai taip, pabandymas galim uždėti filet kepus. Atrodys viskas dar geriau. Filet kepus padarom po 4. Čia 4. Net būtų tiesiog 3. Čia taip pat 3. Anglams padarom kvadratą. Pasižiūrėk, kaip atrodo. Atrodo viskas dar šauniau. Nors gal net nereikėtų filet kepų. Štai šio anglams. Štai taip. Viskas atrodo. Spaudžiam. Dabar mums reikia. Visų pirma, mums reikia grindų. Spaudžiam. Štai čia susikuriam naują materialą. Reflection uždedam. Spaudžiam presniau jau. Galim vis padarom baltas. Speculum. Čia pasižiūrėjom. Color. Reflection padarom 10. Presniau. Čia pasižymim padarom žalią atspalvį. Oranžinį. Ir jau tikrai išmetam ant grindų. Pasižiūrim, kaip atrodo. Atrodo tikrai neblogai. Dabar užmetam. Pavyzdžiui, padarom štai šį panaudos. Sukursiu naujus, kad matytume, kaip atrodo. Spaudžiam reflection. Užrašykime 25. Spalvą padarom 75 maždaug. Padarom šviesesnį. Spaudžiam speculum. Čia metal. Glow. Čia padarom 25. Padarom 125. Neatrodo taip. Laikas pasakyti. Va, taigi, atrodo tikrai gražiai. Galim dabar pažaisti su šviesom. Galim pakeisti spalvą, patamsinti. Aha, atrodo štai taip. Šią lempą padidinam. Šią lempą pamažinam. Atsiprašau. Štai taip viskas atrodo. Manau, čia geriausiai tiktų raudonas spalva. Ir štai taip. Tikrai nesitikėjau. Ir šitą lempą yra per arti. Štai taip. Va, viskas atrodo štai taip. O tikrai neblogai. Jei norit, galim panaudoti tokį Remograph tagą. Spaudžiam štai čia. Ant Extrude Knobs. Simulation Rigid Body. Spaudžiam Floor. Simulation taip pat Rigid Body. Ir paleidžiam. Tai jis taip nukrenta. Kaip akmuo koksai net pasakyčiau. Pakeliam šitą. Kristų daugiau.
Galim, žinoma, jeigu nori, bet manau nereiktų. Tos šį kartą atsiprašau, Ctrl-C. Atstatom į nulio poziciją. Geriausia yra Object Coordinate 0,0. Aha, taigi, atrodo, mūsų darbas taip. Galim žiūrėti iš kitos pusės. Aš žiūrėsiu štai iš šios pusės. Štai viskas taip. Galim dar pašviesinti. Ir šitą uždedam viršų. Štai apačią ir šitą lempą. Čia iš priekio. Štai taip viskas atrodo. Ir manau dabar tikrai panaudosiu tą simulation tagą. Spaudžiam more text, susikuriam savo tekstą norimą. Kaip visą laiką Jakob, pasirenkam šriftą. Šriftas bus koksai nors, pavyzdžiui, bet kokį tachoną. Čia pasidarom 50 video. Jį patį galim truputį pamažinti, koksai 120. Tai taip, atrodo viskas mūsų šitas tekstas. Galim net padaryti mažiuką. Panaudoti simulation tagą. Staiga spaudžiam, pasidedi į norimą poziciją. Galima iš šio pasimesti simulation tagą, kad jis taip pat būtų kaip atrama. Ir spaudžiam simulation tags, body. Ir žiūrim, kaip viskas vyksta. Na, manau, galima būtų traukti čia. Beveik tas bus tai. Jo, pavyzdžiui, taip. Na, čia yra tik tai, žinoma, pabandymas. Net galim truputį pamažinti reflection. Toliau iki 1%. Dar viskas atrodo štai taip. Taigi, kaip jums galiu pasakyti, savo nuomonę išreikšti, pasižiūrim, o jau 18 minučių išnaudojau. Manau, gal šiandieną tuo ir apsibaigsiu. Spaudžiam, nors ne, neleidžia sąžinė. Spaudžiam, toliau pratęsiam ir štai Jakob. Tas tekstas man nepatinka. Pasirinkti savo mylimą VM pavyzdį. Štai taip atrodo. Reikia žinomos spalvos ir tekstui tokios. Juodą padarom. Reflection 25 padarom. Taip pat kaip spepo bar metą. Flow. Pat. Tai yra 25, 1,5. Na, galim šitą padaryti šviesesnę spalvą. Kad tai, pavyzdžiui, mėlyna, šviesa, štai pat mėlyna. Ir užmestam savo tekstą. Žiūrėt, kaip atrodo. Atrodo normaliai. Atspindi viskas, kaip turi būti. Gerai, džiaugiuosi visai šitų darbų. Nesigavo nepavykęs, toksai baisiai. Dar galim vieną šviesą. Ją padarom žalią. Numažinam, uždedam šešėlius. Žiūrim, kaip atrodo.
susitiksim. Taigi, kaip matom, pakankamai greitai išsaugojo. Spaudžiam seivas. Štai čia. Išseivinam desktopo. Kur norim aš pasirinkau tutorial 5. Čia dar užsukau formą. Taigi, tutorial 5 pasižiūrim, atrodo ganėtinai normaliai. Bet man, kadangi truputį nepatinka štai šios linijos, tai manau galima būtų jį dar kartą padaryti. Ir padaryti žymiai geresnį. Taigi, kaip matom, vėl išsisaugojau, viskas veikia, tai yra surenderino, spaudžiam OK, išsaugojam tutorial numeris 5, kaip visą laiką antra dalis, jau tapo įprasta, galim išsisaugoti darbą, save tutorial numeris 5. Atidarom savo folderį. Vėl atrodo taip pat, bet čia yra štai šio problema tikrai ne. Paveiksliuko atrodo tikrai neblogai. Taigi šiam kartui tiek, laukit, dalinkitės, prašykit naujų pamokų ir susitiksime rytoj kaip visą laiką apie 12.